Čia radijas. Koks radijas? Čia Jėzaus radijas. Ir masturbacija yra iš tiesų vienas iš tiesiausių kelių į pragarą. Taip, ir masturbuojasi iš tikrųjų tik tai silpni žmonės, tiek vyrai, tiek moteris, stiprus meldžiasi. Jeigu jau yra labai blogai, yra pirkti krikščioniškos meilės lėlė pripučiama, kuri... Yra ir galima nusipirkti tokią lėlę iš parapijų, tenais, kur pardavinėjamos yra maldaknygės bei rožančiai, galima žvakutės ir šventųjų paveiksliukai, tenais galima nusipirkti ir krikščioniškos meilės lėlę. Taip, ji neturi tų nepadorių angų, kurias turi paprastos pripučiamos lėlės. Taip, ji yra visiškai be angų, tiesiog yra lėlė, kurią galima aprengti. Melstis galima kartu su jie. Jie jau yra labai gerai klupi. Ją turėdamas tu niekad nesimelsi vienas. Nes melstis vienam namuose, tai kaip ir šiek tiek yra toksai savęs apgaudinėjimas, visi žino, kad reikia melstis bažnyčiai. Pasidariau jau antrą abortuką, bet dar net gailavau už pirmąjį, nes per tas pamokas neturėjau laiko. Gal galite paskaičiuoti, kiek sveikų Marijų sukalbėti? Neišlaikėjai? Išlaikiau. Gerai. Pasidariau antrą abortuką, ble. Gerai, neįraustam iš juoko. Iškirpsim. Kažkoks kaip baidyklė kažkokia tai šetonas. Tai čia gigotai. Čia gigotas, aš pastoviu juos iš šitągi, prie mano bažnyčios yra kapinės, aš pastoviu juos iš tenais vaikau. Ir tenais susirenka, supranti, ant antkapių ten myža. Daug čia radijo. Neišsiplėtok čia, nais. Man pastovi antkapis, nais apmyža, sėdi, giesmės gėda, supranti. Davai, dar kartą. Labas vakar. Kada mes esame visiškai apie masturbaciją, aš norėčiau daug